Seimas galutinai pritarė sprendimui reglamentuoti greičio matuoklių įrengimą. Tai reiškia, jog prieš pastatant radarą reikėtų paaiškinti, kodėl būtent šioje vietoje jo reikia. Na ir panašu, jog ne visus atvejus būtų lengva paaiškinti, kadangi skaičiuojama, jog Lietuvoje tokių atvejų sumažėtų apie 38% greičio matuoklių. Vadinasi, miestų gatvėse, kurių šiandien yra 74 matuokliai, juos reikės išmontuoti. Policijos duomenimis net iki 30% visų eismo įvykių vyksta būtent dėl greičio viršijimo. Jie tikrai yra tose atkarpose tikrai labai reikalingi, tam, kad vairuotojai vis dėlto jaustų kontrolę. Dingus tiems greičio matavimo įrenginiams, turbūt tokį fizinį darbą turėtų atlikti policijos pareigūnai. Jau dabar žuvusių kelyje turime daugiau negu pernai. Tai kaip ta situacija pasikeistų sumažinus matuoklių skaičių, sužinosime visai netrukus. Ir kokia yra jūsų nuomonė? Ar reikia mažinti tų radarų skaičių, ar ne?